Treneris, sveikinu su pergale. Žiūrovo akiai tai labai buvo gražios, greitos rungtynės. O kaip trenerio akim? Taip, rungtynės tikrai, manau, pavyko žiūrovams, daug įvarčių. Plius daug momentų neišnaudojom ir mes, ir pas priešininkus buvo momentų. Tai jeigu būtume sumušę ir vieni, ir kiti viską, tai būtų turbūt apie 10 įvarčių iš kiekvienos pusės. Tai šiaip aš gana patenkintas. Po 2 kėlinių nebuvot praleidę nei vieno įvarčio. Kas tai labiausiai lėmė? Komandinis žaidimas, visa komanda stengiasi. Tai puolėjai muša įvarčius, gynėjai ginasi, vartininkas irgi, kaip sakoma, traukia. Tai šiandien matėsi komanda. O prieš 3 kėlinį ką akcentavot ir kaip pasikeitė galbūt psichologinė komandos būklė po 2 praleistų įvarčių? Ar jautėsi kokia nors panika? Ar... Nežinau, panika tai gal panikos tokios nebuvo, bet mes akcentavom, kad didesnį dėmesį skirti gynybos zonai ir jeigu momentai bus puolime, išnaudoti juos. Šiandien pasirodė, kad labai gerai kovojot įmetimuose. Kiek ledo rituliai ir būtent šiose rungtynėse lėmė atkovoti rituliai įmetimuose? Tai kiekvienas iškovotas įmetimas tai yra, sakoma, tavo pradėta nauja ataka. Tu pradedi atakuoti, o ne gintis. O kas lemia, kad geriau sekasi įmetimuose prieš vienas ar kitas komandas? Ar čia grinai žaidėjų meistriškumas tik tai? Grinai žaidėjų meistriškumas, žiūrint prieš kokį priešininką atsistoja. Taip, ir priešininkai yra vieni stipresni, gal kiti silpnesni, bet reiškia, taip sukrito kortos, kad šiandien mes buvom stipresni. O esat patenkintas forma, kokia įžengėt į Lietuvos finalą? Tai iki finalo dar 2 savaitės, tai jeigu būsim tokioj formai, tai gerai. Tai turbūt pažiūrėsim, pasiskaičiuosim dienas, kad išlaikyt tą formą. Ačiū.